Nubėgau, nors ir abejojau. Aš savo galvoju, išmokau 3 dalykus. Ir turbūt tos 3 pačius dalykus galima bet kur prisitaikyti. Ar tai būtų verslas, ar tai būtų maratonas, ar tai būtų bet kokia veikla. Viena yra daryk tik tai. Kiek man kartų reikėjo savo šitą sakyti, kai kūnas ir sako jau nebe, kai psichika sako, nu ką tu čia nori įrodyti, nu kam tu turi, žiūrėk, nu viskas 5 nubėgi ir bus viskas gerai. Ir dar 150 argumentų. Ir sakė, būtų sako, davai, daryk, pirmin. Ir veikia kažkiek. Antras dalykas, ką supratau, palaikymas komandos. Kaip tai yra beprotiškai svarbu. Kai momentas jau kojos nebelaiko, jau šiandien pradėdavo eiti, kas nors pro šalį bėga, davai, pirmin. Ir pradedu bėgti. Ir gerai. Kažkas tai savanoriai, valio, pirmin, tu gali. Ir pavyksta. Ir vėl bėgi. Tas pats versle, komanda, vienas kitam. Pasakyk, daryk, šaunuoli, pirmin, važiuoja, mums pavyks. Maža detalė. Ir ne vėl išjudina. Tai trečias dalykas, ką aš mokau, tai yra nenugalėti save, o susidraugauti su tavimi. Apsidovanoti. Po to užeiti VIP zoną, pavalgyti ir išgerti, kad nors didelis malonumas po maratono. Tas pats po bet kokio projekto gali savo prizus susigalvoti. Ir žaidimus. Aš savo žaidžiu žaidimus su skaičiavimais. Žaidžiu žaidimus su objektais iki to taško nubėgti. Prisikūriau krūvą žaidimų per tos 10 km. Ta pati savo darbę. Susikūr savo žaidimą, kad jeigu aš sugebėsiu padaryti štai tiek skambučių, tai tada man eina prisiuka toks tai. Čia yra toks tai kaip kompiuterinis žaidimas. Eisiu į 2 lygį, į 3 lygį, ką nors. Susikurkim fantaziją. Žaidimai padeda laimėti, nes mes tada džiaugiamės. Ten ant sienos parašyta, didžiausia pergalė yra nugalėti save. Nenugalėkime. Būkim draugai su savimis. Žaiskime ir mylėkime. Ne tik maratone, o lėtai ir ramiai gyvendami. Sėkmės visiems. Džiaugiuosi, kas peržiūrėjo šitą ir palaikėte. Ačiū.